Sveiki visi, aš esu Andžėjus Ravanas, LAS informacinės aplinkos prieinamumo specialistas ir šiandien noriu pateikti jums trumpą instrukciją, kaip naudotis garsinio vaizdavimo atkūrimo programėlę GV Filmai. Tai pirmas dalykas, nuo kurio reikėtų pradėti, kokiu principu veikia ši programėlė. Dažna klaida, kurią žmonės daro ir mano, jog pačioje programėlėje yra įkeltas filmas. Tai vat programėlės paskirtis yra vien tik tais atkurti garsinį vaizdavimą, kai fone mes girdime tam tikrą filmą, kurį galima parsisiųsti iš programėlės sąrašo. Vadinasi, kad pačioje programėlėje filmo nėra. Mes jį turime arba išsinuomoti internetinėje platformoje, arba nuėjus į kiną, nusipirkus bilietą, taip pat mes galėsime paleisti garsinį vaizdavimą, kai filmas girdimas kino teatre. Pačioje programėlėje yra tik tai filmo garsinio vaizdavimo takelis, kurį telefonas paleidžia, kai išgirsta, kad jūsų fone, pavyzdžiui, jūsų namuose arba jūsų kino teatre, skamba jūsų pasirinktas filmas. Ir toliau aš pademonstruosiu, kaip tai veikia praktiškai. Pirmas dalykas, kurį mums reikia pasidaryti, tai mes atsidarome programėlių parduotuvę. Jeigu tai yra iPhone įrenginys, tai bus mano atveju App Store, jeigu tai yra Android įrenginys, tai bus Google Play parduotuvė ir į paiešką įrašome GV Filmai. Štai, susiradome programėlę, spaudžiame parsisiųsti, palaukiame, kol programėlė parsisiunčia ir spaudžiame atsidaryti. Šiame programėlės lange jūs matote du pagrindinius mygtukus, kurie mums reikalingi. Jeigu jūs prie programėlės prisijungėte pirmą kartą, tai tuomet mes spaudžiame registruotis. Ir štai čia matote, reikia atlikti trumpą registraciją. Įrašyti savo sugalvotą vartotojo vardą, įrašyti elektroninį pašto adresą, sugalvoti slaptažodį ir jį pakartoti. Tuomet spaudžiame mygtuką registruotis ir į jūsų elektroninį pašto dėžutę turėtų ateiti laiškas su patvirtinimo nuoroda, kurią paspaudus jūs patvirtinsite savo elektroninį paštą ir tik tuomet galėsite prisijungti prie programėlės. Jeigu savo pagrindinėme elektroninio pašto aplanke negavote laiško su patvirtinimo nuoroda, būtinai patikrinkite spam arba šlamšto aplanką. Tikėtina, kad nuoroda galėjo ateiti tenai. Štai, užsiregistravome, grįžtame atgal ir dabar jau spaudžiame mygtuką prisijungti. Čia suvedame savo elektroninio pašto adresą, suvedame slaptažodį ir spaudžiame prisijungti. Jungtis prie programėlės, prie savo paskyros mes turėsime tik vieną kartą, visais kitais kartais, kai mes atsidarysime programėlę, mūsų prisijungimai liks išsaugoti ir iš naujo registruotis arba prisijungti nebereikės. Čia mes turime du skirtukus. Tai tik atsidarius programėlį mes turime pagrindinį skirtuką su visų filmų sąrašu ir taip pat apačioje jūs matote arba naudojant ekrano skaitymo programą išgirsite skirtuką atsiųsti filmai. Tai šiame lange mes pasirenkame norimą filmą, šiuo atveju mes pasirinksime filmą Toli. Jeigu jums nepatogu ieškoti ir skaityti visų filmų sąrašo, jūs taip pat šiame lange galite pasinaudoti paiešką. Pabandykime tai ir padaryti, spaudžiame ieškoti, įrašome Toli ir štai randame mums reikalingą filmą. Spaudžiame ant filmo, atsidaro filmų langas, kuriame galime perskaityti visą su filmu susijusią informaciją ir tenai yra vienas vienintelis mygtukas parsisiųsti. Spaudžiame parsisiųsti ir siunčiamės garsinio vaizdavimo takelį į savo telefoną. Kai takelis parsiunčiamas, vietoj mygtuko parsisiųsti atsiranda mygtukas atidaryti. Ir nuo šio momento, kai mes parsisiunčiame filmo garsinį takelį, mes galėsime šitą filmą rasti tame antrame skirtuke, apie kurį aš minėjau, parsiųsti filmai. Ir norint paleisti garsinio vaizdavimo takelį, mums nebūtinai reikalingas internetas. Internetas reikalingas iki tos vietos, kol mes siunčiamės filmą. Taigi parsisiuntėm ir spaudžiame mygtuką atidaryti. Atsidaro dar vienas langas,
kuriame yra vienas vienintelis mygtukas groti. Tai kas dabar atsitiks, kai aš paspausiu šitą mygtuką? Kai mes paspaudžiame mygtuką groti, aktyvuojasi telefono mikrofonas ir telefonas bando išgirsti, kurioje filmo vietoje mes dabar esame. Tai prieš paspaudžiant mygtuką groti mums reikia paleisti filmą, geriausiai palaukti gal 5, gal 10 sekundžių, kol prasidės filmo garsas, nes jeigu mes bandysime aktyvuoti mikrofoną skambant tylai, savaime suprantama, kad programėlė neras atitikmens, nes ji neturės kuom pasiremti, neturės filmo, kurį išgirdus jinai galės nustatyti, kurioje filmo vietoje mes esame. Tai išlaukiame 5-10 sekundžių ir kai jau prasideda filmas, kai jau pasigirsta įvairūs garsai, spaudžiame mygtuką groti. Štai matome, kad ieškomas garsinis vaizdavimas. Ir štai programėlė suprato, kur mes esame ir paleido garsinio vaizdavimo takelį. Nuo šiol mes galime žiūrėti filmą per savo kompiuterį, kino teatre, su draugais per televizorių arba kažkokiom kitom sąlygom ir per savo telefoną girdėti garsinį vaizdavimą. Tam, kad būtų patogiau klausytis garsinio vaizdavimo, rekomenduoju naudoti ausines, kad ir jums būtų patogiau girdėti ir tuo pačiu jūs kitiem netrukdytumėt klausydami garsinį vaizdavimą per telefono garsiakalbį. Taip pat šioje vietoje yra dar vienas mygtukas, kai programėlė paleidžia garsinį vaizdavimą, atsiranda mygtukas sinchronizuoti. Kam reikalingas šis mygtukas? Tai jeigu mes dabar sustabdome filmą ir nueiname kažkur pasiimti užkandžių arba tiesiog padarome pertraukėlę, jeigu mes paleisime filmą iš naujo, gali atsitikti taip, kad garsinio vaizdavimo atkūrimo vieta ir filmo atkūrimo vieta nebesutaps. Ir jums filmas bus vienoje vietoje, o garsinis vaizdavimas kitoje vietoje. Tai tam, kad programėlė iš naujo nustatytų, kurioje vietoje mes žiūrime filmą, reikia paspausti mygtuką sinchronizuoti ir tuomet programėlė paleis garsinio vaizdavimo takelį lygiai nuo tos vietos, kurioje mes šiuo metu žiūrime filmą. Ir jūs gausite kokybišką garsinį vaizdavimą be jokių pavėlavimų. Tai štai taip paprastai naudojamės garsinio vaizdavimo programėlę. Jeigu jums kiltų kažkokių papildomų klausimų, visuomet galite kreiptis, rašykite man elektroniniu paštu andžejus@lass.lt. Ačiū, kad žiūrėjote, iki.